Gerą ketvirtadienio pavakarę visiems, kurie nusprendė praleisti šią pavakarę su 7bet nacionalinė krepšinio lyga. Sveikinamės iš Kauno rajono, tai yra Garliavos sporto centro. Čia visai netrukus dar vienerios rungtynės nacionalinėje krepšinio lygoje. Kauno rajono Omega Taurės LSU šiandien priima vienus čempionato lyderių kičius. Tai po to Karolis Guščikas nusimeta Matuliui, jis jau nėra toks geras. Vidutiniškai tai yra geriausias kiekis vidutiniškai pataiko, nors įprastai rungtyniaudavo 10 numeriu. Pats Omegos rezultatyvumas siekė tik po 7. Pačėsas Domarkas iškart atakuoja ir įsirašė 6 rezultatyvius perdavimus. Ir Jurbarko ekipa lieka su 15 taškų. Kart sugrįžta į gynybą Jurbarko komanda. O čia Vasiliauskas. Rungtynių laimėta 197. Per pastarąsias 7 rungtynes prameta Paulius, puolime atkovotas kamuolys ir jis pavirsta. Domarkas, Karolis Kokoška skaito sumanimą, Juškevičius lieka su kamuoliu ir protingai. Jo nusimetimas čia atakuojama iš toli ir -2 naudingumo balų vidutiniškai. Ir iškart baigėsi pirmieji 2 kėliniai, Jurbarko komanda turi -18. Čia dar viena pražanga. Kelečius nusimeta Šliogeriui, šis atakuoja iš toli, dėjęs pačiupti kamuolį. Belevičius gelbėti šiandien tritaškių, bet kokiu atveju reikės. Paulius, Belevičius ir Sevičius galimybė bėgti ir greitajame puolime. Ir buvo pataikytos 7, mažiau nei 2 minutės. Vasiliauskas, Krivickas trečiuoju mėginimu. Kavaliauskas. Jo metimas, bet Jurbarkas jau yra per kovinį atstumą. Paskutinė sekundė, Aidas Kavaliauskas nuo lentos. Kai komanda yra per kovinį atstumą, Matulis. Sevičius yra su vienu taikliu tritaškiu iš 8, o Perlo komanda palieka užnugaryje Kavaliauską, bet sugeba Aidas kažkiek sutrukdyti. Robertas Subotkevičius gauna progą, likus 5 sekundėms. Gaunasi svarbus faktorius. Jurbarkas dabar taikymas neleidžia sugrįžti pilnai iš -21 pretendentų į netgi pirmąją vietą reguliariajame sezone. O čia Vasiliauskas ir Subotkevičius kuria gražiausią šių rungtynių epizodą. Jurbarką trečiuoju mėginimu nugalėti ir palaužti galiausiai pasisekė 88-79.